Na, o kaip tau su nuoma bus, jei aš ten būsiu? Tu esi įspraustas. Paskambink jam. Neliesk manęs. Lauk. O kaip dėl Artesquad? Ar esate pasiruošę? Nes aš tiesioginė prasme manau, kad šiandien nesi pasiruošęs vaizdo įrašui. Taigi nepamirškite prisijungti prie Artekų paspausdami šį prenumeratos mygtuką, sekdami mane Instagram'te ir naudodami kodą Barza. Tai tikrai yra Emir butas. Ir atrodo, kad čia kažkas yra. Tai labai keista. Kas po velnių aš esu? Kai įėjo tos dvi merginos, mano širdis tikrai sustojo. Kas jūs po velnių esate? Kaip jūs čia patekote? Kaip tu čia patekai? Juk nori, ar ne? Kas tu esi? Aš čia gyvenu jau daugiau nei 2 dienas. Kas tu po velnių toks? Kodėl išsinuomojote šį butą? Tai velniškai neįmanoma. Aš tiesioginė prasme vis dar bijojau dėl agentūros. Tai neįmanoma. Paskambinsi tam niekšui. Taip galėčiau neįrašyti, ar jie į mano prakeiktus namus. Šiaip ar taip? Jis buvo namuose. Paskambinsiu savininkui. Kur mano telefonas? Kas tu po velnių toks? Kaip tu čia patekai? Koronavirusas. Atstumas. Jei eisite be kaukės, ne, tik ant veido. Tai mūsų priekaba. Na, o kaip tau su nuoma bus, jei aš ten būsiu? Ji yra kekšė. Blogai, paskambink jam. Dabar galite padėti rinkti savo daiktus. Nei tu. Prieik arčiau manęs. Net nepriartėk prie manęs. Pirma mintis, kuri mums kilo, buvo paskambinti savininkui ir štai ką jis mums pasakė. Sveiki, pasakysiu jums, aš čia jau dieną ar 2 ir staiga, turiu omenyje, tiesą sakant, 12 valandą atėjo 2 merginos, bet labai brangios. Yra tai, na. Bute yra 2 miegamieji. Ar girdi, ką sakai? Atėjo 2 merginos, kurių net nepažįstu. Ir gerai, jie malonus, nepakliūsite į bėdą, jokių problemų. Ne. Bet aš nenoriu žinoti pagundų čia, ar mūsų kaip tu gali eiti. Mes turime. Sumokėjo pinigus. Žmogau, ar žinai šiandienos klausimą apie COVID, apie karantino pinigus, kuriuos visi turime labai stipriai įspausti? Jei teks įsisprausti, galima įsisprausti kitame aukšte. Aš jau tau šeimį pirkau. Žmogau, suprantu, bet suprask ir mane, aš turiu gauti pinigų iš Docio Roms. Negaliu taip sakyti, negali būti, kad sakai, jog gyvensiu čia vienas, o paskui nebegyvensiu čia vienas, tai vėl tave turėsiu. Na, pamatysi, išeis ir jais nieko tokio. Tai ką man daryti? Na, sakau tau, taip, būtent tai. Būtent tai. Išeikime, išeisiu į. Mes negalime išeiti, turime čia miegoti. Aš atėjau čia gyventi vienas, o čia įėjo 2 merginos tiesiog šiaip savo. Ta prasme, aš miegojau ir jos tiesiog įėjo, sėdė ant mano sofos, su mano drabužiais ir sako man, kad nori čia gyventi. Perka drabužius, kurie ne. Na, nesvarbu, palik tai žmogau, pats įspręsiu, nes matau, kad nieko nebus. Jau turiu reikalų su tavimi, ką man daryti su jumis abiem? Ne, ką jūs darote su manimi? Dabar mes niekur neįsime. Na, žiūrėk, atvirai pasakius, aš visiškai neturiu jokio supratimo, ką jūs ketinate daryti, bet čia mes visi turime gerbti vieni kitus. Jei jūs gyvensite čia, turime gerbti vieni kitus, kol aš filmuoju, nes aš atėjau čia būtent filmuoti, jūs negalite įeiti į kadrą, ta prasme, kai aš filmuoju, jūs negalite čia įeiti, nes tiesiog negalite įeiti. Bet tu, kuris manai esas bosas, nesumokėjai. Aš čia atėjau pirmas. Mes jau turime daugiau pinigų, jau viską apkarpėme. Na, puiku, jei neturi daugiau pinigų, eik į antrą kambarį, visi tavo. Ar duosite mums savo? Pagrindinis miegamasis? Taip, pagrindinis miegamasis. Ateik. Tu susikūrei šį kambarį, tu darai ką? Norite su tuo brokeriu? Mes jo net nepažįstame. Atsiprašau. Bet čia nepraeisi. Ne, čia nepraleisi. Atsiprašau. Tai mano nauja lova. Nuimti fotoaparatą? Gerai, taip, ateik. Lauk. Neliesk manęs išeiti. Lauk. Kelkės. Aš tuoj kelsiuosi. Kelkės. Aš neketinu keltis, kad tu išeini. Aš turiu daugiau jėgos nei tu, mergaitė. Kiek tau metų? Daugiau nevadink manęs mergina. Kiek tau metų? Bet dabar kita svetainė. Eik ten. Mesti. Lauk. Tu irgi laukia. Net neįsivaizduoju, kaip jūs vadinate tą kambarį.
Jei norite, aš jums atidarysiu kaip tikras džentelmenas, bet jūs liekate čia, nes aš ten pasiliksiu. Aš nenoriu gyventi su tuo idiotu. Manai, kad aš noriu? Visi sumokėjome, visi ir gyvensime, tad einam vidun. Mūdu prieš vieną. Tai bus jūsų. Ar čia viskas buvo? Ar čia viskas? Rajono ponytės įėjo į mano namus. Atleiskite, klaune, ką sakei? Tai yra svarbiausia. Net neliesk jo. Kas tai yra? O kaip dėl to? Aš apsišlapinau ant kalės vyrutį. Tai yra tas. Žiūrėk, ji jau užrakinta. Jie iš čia neišvyks. Kava, aš iš čia neišėjau. Kava, aš iš čia neišėjau. Dabar nustebsite dėl to, kas nutiko. Šitas geras, todėl turime būti labai atsargus. Labas, drauge, atidaryk. Atidaryk ir. Ką? Kas tai? Ar turi ką pavalgyti? Mes juk 5 valandas keliaujame. Aš žaidžiu, palikite mane ramybėje. Maistas, mes alkani. Na, iš kur man žinoti, pažiūrėk šaldytuvą ten. Nežinau, be to, aš įrašinėju ir tiesioginė to žodžio prasme čia. Nagi, užsičiaupka. Vaikinai, aš tiesioginė prasme esu labiau sujaudintas nei šlykštu. Bet kodėl taip nemaloniai kvepia? Koks jo bjaurus gyvenimas. Paimkime pakrantę Tom Malangos. Žiūrėk. Baltazaras. Mano gyvenimo sūnus. Baltazaras. Ką tu darai su mano prakeiktais Oreo sausainiais? Tai, kad mes jo alkstame. Ką nori man pasakyti apie tai, ką jis daro? Liaukis velnio Oreo, ar nematai, kad aš ne šiaip savo šūdavau? Tai tikras prakeiksmas, žmogau. Tai prakeiksmas. Po to man teko labai pasistengti, kad jis man prisistatytų. Sveiki, taip. Su kortelė, štai ir viskas. Jau. Noriu, kad tai būtų nukopijuota. Ne, ačiū. Nagi, mėgauti savo maistu. Ačiū. Na, o dabar, kai gyvename kartu, nežinau, bent jau prisistatysime, nes negaliu jums visą laiką skambinėti. Vis tiek pavadinsiu tave kvailiu. Gerai, koks tavo vardas? Sei, ha, aš myliu save, Lesanda, bet mano vardas Alisa. Alus. Ar nori, kad tave vadinčiau Ale? Gerai. Man nereikia, kad mane vadintum vardais. Ačiū. Tikrai labai saugu. Pamatysi. Mano vardas Erta. Aš negalėčiau pasakyti to paties. Kai jie nuėjo į parduotuvę, sugalvojau padaryti kažką tokio, dėl ko tu dabar išsigasi. Gerai, čebra, merginos, kaip matėte, ką tik grįžo iš parduotuvės ir mes prigalvosime mažą pokštą. Kokios jos įkyrios, žmogau? Labas. Labą dieną. Ateik čia. Netikiu tuo. Nupirk man tokią pačią skrybėlę. O, Nejuokauju, mokėk už tai. gerai, kągi čia tikrai atnešiai, kad jie iš tikrųjų moka gaminti, kad galėtum skaustis Oreo, nes tu daug kartų tai pirkai, bent jau tu vis dėlto mokate gaminti ir ją puikiai pažįsti, ar ne? Elala. Oi, gerai, Jei, jie nepasidavė. Sveiki, pavogėme šį fotoaparatą iš atsitiktinio vaikino gyvenančio mūsų bute. Rytoj jam čia krėsime keletą ypatingų pokštų. Papasakok, ką rytoj suplanavai. Pamatysi. Turiu daug gerų idėjų, tai tik pradžia.